Mes norėtumėm pakviesti mūsų gerbiamą ir labai mylimą šryšrį jogos meistrą ir tibetietiškų gongų virtuozą Virenijų. Pasitikime Virenijų! Virenijus mėgsta labai didelius aplodismentus. Viskas gerai? Viskas normaliai? Normaliai. Tai viskas gerai. Aš čia tikrinu. Kas niekada nebuvo susijęs su joga? Jūs pakelkite rankas, nes dabar jūs surišim su joga visam gyvenimui. Viskas gerai. Žinot, jogoje labai svarbu yra stovėti ant galvos. Mes dabar atsistosim visi ant galvos ir po pusvalandžio nusileisim. Nes sako, norint stovėti jogoje ant galvos, reikia turėti galvą iš pradžių. Bet iš pradžių ją reikia dar kažkam panaudoti, o po to jau stovėti ant galvos. Kai jau nebereikės niekam kitam. Gerai, ir kadangi mes visi dabar sėdim, truputį, žinot, jogas reivas susideda iš dviejų pavadinimų. Tai yra joga ir po to reivas. Tai mes dabar darysim jogos elementus, o po to jau darysim reivo elementus. Bet dabar darysim jogą kartu su reivo elementais vienu metu. Tad dabar visi gražiai atsistojam, viskai galima sėdėti. Sėdim. Jūs daugiau mažiau beveik matom vienas kitą. Nieko daryti daug nereikės šiandien. Įvėsim ant vienos kojos, po to kitos ir to viskas pasibaigs. Gerai. Darysim daug dinamiškų kvėpavimo pratimų. O, ir truputį auklėsim vienas kitą. Taip, visi, kas valgom, nurimstam. Kurį laiką nebevalgom. Dvi rankos, matot? Gerai, yra dvi rankos. Dabar nuleidžiam žemyn tas dvi rankas, užlenkiam delnus į save ir darysim iškvėpimą ir taip darysim ir viskas. Tie, kas serga sloga, yra grėsmė aptaškyti priešais esantį žmogų, tai jūs nieko tokio čia. Jis vis tiek nepajaus taip stipriai. Užlenkiam delnus, įkvepiam pirmą kartą ir iškvepiam. Ir kvėpuojam tik pro nosį. Ir tik kvėpuojam. Nieko daug daryti nereikės. Turim nosį, po ją kvėpuojam. Dar žmonės, kurie gyvena apie 200 metų. Tai kvėpuoja kiekvieną rytą. Kvėpuojam, užlenkiam delnus. Neužsilenkia delnai, jau nebeužsilenkia. Užsilenksit vieną kartą patys. Kvėpuojam. Gerai. Nusiraminom, įkvepiam, rankytės į viršų, gilus įkvėpimas. Ir iškvepiam. Labai gerai. Dabar taip, kad būtų įdomiau, mes darysim iškvėpimus į 3 pusės. Ir pasižiūrim, stuktelsim vienas kitam ar ne. Labai gerai. Padidinsim sąmoningumą. Pasirašėm, jeigu stuktelnam, tai normaliai. Įkvepiam ir pradedam. Į 3 pusės. Ir tik pro nosį kvėpuojam. Aha, prasideda. Atkeršykit jam. Iki galimybė išsivaduoti nuo neigiamų emocijų. Taip, darom, taip švelniai. Jūs... Matot, atrodo vietos nėra, bet visi telpam. Ir tik pro nosį kvėpuojam. Kvėpuojam. Tik pro nosį.
Gerai, nusileidžiame. Kai kas taip ir nebaigia diskusijos, į kurią pusę trinktelti. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar vienas. Tiem, kam skauda nugarą, žinau, kad pusė iš jūsų kartais skauda. Statistika tą rodo. Bus iškvėpimai, patraukiam abudu pirštus į viršų. Tokiu būdu ištempsim stuburą, išties nugarą ir prisikvėpuosim. Pasiruošiam, galim žiūrėti lubas, kurgi daugiau žiūrėti. Giliai įkvepiam, iškvepiam, atsipalaidam ir į lubas. Iš pečių daugiau. Alkūnės tai buvo beveik nevyksta. Kvėpuojam. Gerai, nusileidžiam, nuleidom rankas, truputį užsimerkiam, atsipalaiduojam. Užsimerkiam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Ir dar kartą giliai įkvepiam, iškvepiam. Antras kartas darom tą patį, įkvepiam. Iškvepiam, atsipalaidavom. Tam labai karšta, galite nusirengti. Įkvepiam, dar kartą. Iškvepiam. Ir į lubas. Pro nosį kvėpuojam. Nuleidžiam rankas, atsipalaidavom, pabūnam užsimerkę. Giliai įkvepiam. Ir iškvepiam, atsipalaidavom. Ir dar kartą giliai įkvepiam. Sujungiam. Iškvėpimą į lubas. Merginos, pasidalinsit įspūdžiais vėliau. Gerai, nuleidžiam rankas, pabūnam užsimerkę, giliai įkvepiam. Jau nurimom šiek tiek. Padarom ką nors sudėtingiau. Kažkaip jau išmokom. Pasidedam, va taip, dvi rankos. Atsistojam, pasidedam rankas ant kelio. Rankos ant kelio. O, tai labai geras. Šitas tarp kitko kvėpavimo pratimas kažkada buvo beveik uždraustas pasaulyje. Žinot, senais laikais, norint išmokti vieną kvėpavimo pratimą, 2 metus žmogus nemokamai dirbdavo vienuolyne, nes vienuolyne ten lengvas. Tai ateidavo jaunas jaunuolis, sakydavo, noriu išmokti jogos paslapčių. Tai sako, 2 metus dabar šluoja į kambarį. 2 metus šluoja, jam duoda vieną kvėpavimo pratimą. Dabar galim taip, sakyti, praktiškai per 3 dienas. Dabar pasiruošiam giliai, įkvėpsim, po to iškvėpsim, sulaikysim kvėpavimą, tai reiškia, iškvėpę nekvėpuosim ir nekvėpuodami judinsim pilvą aukštyn žemyn, tol kol pritrūks visiškai oro. Pažiūrėsim, kuris iš jūsų spalvingiausias. Giliai įkvėpiam, iškvėpiam visą orą ir sulaikom. Viską iškvėpiam, sulaikom, pro nosį ir pro burną iškvėpiam, sulaikiam, judinam pilvą aukštyn žemyn, nekvėpuodami.
piramidė. Kaip galima manyti,